Net širpai iškeina, aš nežinau. Pažiūrėkit, hebrytę. Gintarai, linkėjimai tau, Mersas. Who knew I would make it this far? They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I'm making it. Jau minėjom, kad norim parduoti savo Audi. Šitą va. Nuplovėm, išvalėm. Ir įdėjom jau to gidą. Aš ją įdėjau realiai prieš kokias gal 5-10 minučių. Ir jau man paskambino žmogus ir atvažiuoja ją pasižiūrėti. Tai jeigu čia taip greitai vyksta reikalai, tai čia reikės ieškoti su kuo važinėti Šarui. Atvažiavo mūsų Audelę pasižiūrėti, tai jau dabar važiuoja test drive pasidaryti. Ką darysi Šarai, jeigu nupirks? Važiuosiu su SL. Gintaras gal raktą atveš? Tas duos. Gintarai negaila, jis džiaugsis, kad aš važiuoju į Mersu, žinai. Nu ja. Blia, žinok, toks jau biški gaila, nežinau kodėl. Tipo... Nes iš pirmą kartą normaliai išvaliai išplovė ir dabar nori nupirkti. Plauta išvalyta, nei viena klaida nedega, viskas veikia. Biški gaila. Nu, kaip gaila? Nenupirks, tai nenupirks. Ai, gali nepirkti, aš nenoriu labai daryti. Nu tai ir viskas. Rodžiu. Pavasaris, bet ne pavasaris. Rodžiu, čia šneka, nieko nepasako. Rodžiu, turim dar Volvo pardavimuose irgi. Priminti norim. Va, Volvo. Yra vat vienas, ne vienas, šiaip yra du niuansai. Yra čia vat neužsisega spina, nes šiaip viskas, kai užsidaro, viskas normaliai, visi tarpai, viskas ok. Ir yra niuansas čia. Niuansėlis toks. O šiaip daugiau very good car. Kur čia šviesa šitam? Gavom iškvietimą Vilniuje, beje. Pasiūlė Volkswagen Golf 6 universalą ir mes tikrai nepraleisim šitos progos nuvažiuoti jį pasižiūrėti. Paliekam savo raudonųjų žibintų kvartalą. O čia jau komentarų susilaukiam gal dėl savo... Pažiūrėk. Ai va, jo, žiūrėkit. Jau apžiūrinėję mašiną, toj parodysiu. Antros technikinės jūs turit. Mūsų technikinė pirkau, kažkaip atsivariau technikinę ir dabar darbinę galvo. A, supratau. Pasiškus lenkščiai. Pala, reikia pašviesti iš karto, kad matyti. Nu, rodelių į. Sakė, kad kėbulas biški matęs gyvenimo, bet įdomu, ar čia neskylė. Oi. Čia tas Salukas, bet... antikorozija. Jo, bet dar ne keur. Taip, salonas tai idealiai. Šitas ir perneštas buvo, matosi, Aha. kertavotas. Aplink. Nu, klasiškai Volkswagenui. O, tai lapiuko yra. Antifrizo yra. Čia normaliai. Antifrizas gal dinginė? Antifrizas gal dinginė? Ne. Čia biški yra, matai? Čia yra, ten yra golfinė klasika. Nu tai, Volkswagenas. Čia jisai turėtų pats parkuotis, ne? Nes su parkronikais šitas šoninis. Taip. Turėtų pats parkuotis, nes... Ar neveikia? Ne, ar nebandė? Žinau, aš nejungėkė. Jo, šiaip dažniausiai... Man parkronikai pypsi, aš vis vieną žiūriu, žinai, pripratęs ir... Jo, čia reikia įprasti, nes šiaip iš tikrųjų, jeigu parkuojasi, tai labai baugiai parkuojasi, baisu. Labai reikia pažiūrėti, kas čia. Nu jo, turėtų būt. Jo, yra. Yra. Bet toj knopkė už... Wow. Jo, kapotas tai... Kapotas, tai man atrodo, buvo kinietiškas turbūt uždėtas. Nes originalą tai baisiai nesupūna. Nežinau, sakau, aš kaip pirkau, tai... Švaros, užtenka. Ne, švaru. Čia viskas gerai. Gražu. Ja. 308 štukų ridos. 390 beveik. Nu jo, ir jis jaučia ilgai Lietuvoje. Bet mes tą pamatysim per Car Vertical tikriausiai. Jo. Reikia susivesti. Galim per Car Vertical patikrinti? Ką tokį? Per Car Vertical. Nu, PIN kodą. Programėlę matysim kada atvažiavus į Lietuvą ir kur jinai gyvenus prieš tai. Dėl ko taip surudim reikalai. Matai, žiūrėk, nušveisti. Viskas prašysi ir nenuklijavo lipnės juostas nuo kėbulo numerio, nes buvo apsiklijavę. Va, žiūrėk.
Pašviesk savo profesionalią įrangą. Na ką, aš visgi nepatingėsiu. Ir gulsim. Mašina brangesnė. Pašviest? Jo. Bandam. Nu. Taip iški. Žinok. Jisai. Liau. Sunku net pasakyti iš tikrųjų. Gumas originaliai sudėtos. Čia yra. Šiaip jisai ten priekis pašūtės, bet... O, einam į priekį, pažiūrėsi. Vidurelė. Turime reikalų. Kas yra? Redevai va paviniauti. Matumas. Buvo Dobė, kiek atsukta? 3,14, beveik 100 štukų buvo atsukta. Tai pasireda yra... Tai palauk, dabar yra pas mane 3,7. 3,8. 3,89. Tai yra 4,89 pusė limono ridos. Ne, daugiau. Taigi žiūrėk, tavas, kada atsuka ridą, numeta 100 000 ir dar pravažiuoja iki kitos ridos patikrinimo. Nu tai jau, tai va, nu tai virš pusę lemo realiai turėtų būti. Lauk, dar čia pažiūrėjau. Į kur? Tuoj pažiūrim. Nestipriai. Ne, čia. Ir kuriais metais? Priekis. Nu tai va čia gal dabar dėl to tas bamperis toks ir yra. Jo, nes maža rida, tai čia realiai, jeigu 500 eurų, tai čia bamperio pažeidimas. Gal metais rugsėjo mėnesio. Ne, rida išmoka maža. Nu, Rugsėjo mėnesio. tikroji rida, viskas apie tikrą ridą. Žodžiu, prigulkime. Vėl. Dar pažiūrės čia, man čia įdomu labai. Bet čia va, jeigu gali kaip nors. Aš parodysiu, pabandysiu parodyti, bet čia... Ne, nu ne kiauras. Jis sulinktas buvo ir atšokus medžiaga, bet to pačioje visai švaru. Tiesiog, jo, cielas lenksis, tik tai reikia dažyti. Okay. Nu, toks kebuliukas matęs vargo. Stabdžių diskų nėra gale. Visiškai. Absoliučiai nėra. Taip. Aik, tu. Lupose. Nu, ką žinau. Čia dažyta. Tai taip, sparnas, sakau dažytas. Nežinau, nesvarbu. Aš manau, ją iš tikrųjų, aš turiu tokį įtarimą, 10 metais, 10 metų. 11 metų. Jis buvo jau surūdijus ir ją norėjo atsikratyti. Pigiai nupirko, atvežė į Lietuvą, apdažė, atsuko ridą ir pardavė. Vignelis kaip detektyvas šio išvartė. Įmanomas toks dalykas. Įmanomas. Tai nedažnas reikalas ir Lietuvoje tas mašinas, vadybininkų mašinas, visos jos kaskinės apibraižo, perdažo, kur yra defektų, išlygina ir pardavinėja, bet biškai pasitarsim. Mes su Zeniu šneka ir niekur... Dar nesitarėm, dar vieną dalyką nepadarėm. Ko? Abadeškę pajungiam. Abada reikia 11 pajungti. Vignelio stichija, nepasiginčys. Kad netyčia kumas neišsikrautų, nes matau, kad 11 kažkiek voltų. Užvedžiau, kad neišsikrautų. Rodo, kad sudnokas? Nu 11,4 tai nutipo. Kad rodo, kad nedega. Priekį lemputė viena nedega. Jo. Rodom, kad sparnas dar sulankstytas. Ne? Viršui, nes nebeatkriu dėmesį. Kažkas strengėsi su galva jaučiu, nes sakė, nebuvo prieš tai. Sako, jisai pats parodė, žinai, tai viskas tvarko. Šildomas įdėnis, ne? Low beam headlight bulb, šitas dega. Drive battery voltage, tai batarkė jau į pabaigą. Jo, arba batarkė, arba, akumas, arba generas į pabaigą. Aš kai su Passatu buvo ten su akumu skaičiau, tai šitas tą pačią klaidą metė. Davai greičiau, nes to įsikrausi ir bus... Neišsikraus, viskas gerai. O varikliai tik tai ta klaida buvo? Jo. Dashboardas. Function restriction. Insufficient voltage. Tai akumui bus jau. Ai, nu sakė, darbinę mašiną gavo, tai nebavažinėsiu šitą. Ne, sakė, Superba gavo 17 metų. 15. Dar ką lyginti, ne? Driver battery. Šiaip nieko blogo labai. Ai, tai gal buvot, kad jungės ir dėl to išmetė tą klaidą. Čia viskas... Nes aš pirkau, aš iš kartą kumą jau pradėjo jisai man taip, paskui naują nupirkau šitą. Mes biškai pabijojom, kad nenusadinta kumą. Jo, nes rodė ten 11,4 gal volto. Be bėdų čia tą kumą, sakau, dar kai pirkau, tas kumas išstovi naujas. Kokia jūsų galutinė kaina jūs? 2,6.
2.6 tai mes nepasiūlysim, biškai viskas per baisiai atrodo, kad mes gerokai per baisiai atrodo, kaip už 2.6. Tokie, kur kaip ir mašina iš esmės nelabai pigi, nelabai sena, bet tokios būklės tai jau ją tvarkyti irgi bus per brangu, nes ją visą aplinką reikia dažyti. Kapotą tai reikia keisti, nes jam šakės, slenkstį tikrai reikia perdažyti, bagažinės dangtį. Tai gerai. Žodžiu, Tai gerai. pasižiūrėjom, žodžiu, jeigu Dėkui, kad pagalvosit, parodėt. apsigalvosit, tai tegu parašo ar paskambina ir atvažiuosim. Tiek, čia vietą randamės Vilnius, tai... Ačiū, kad atrodėt. Liūdna. Iki? Liūdna biški. Bet gerai, kad netoli važiuot buvo. Ką manote? Nu, ta prasme, lemma, jisai, jo komplektacija labai gera, kas Jo, yra keista komplektacija Golfui. taip man... Bet kas liečia kėbulą, tai kėbulas labai baisus. Nu, slenkščiai nesupuvę. Ant ribos, bet... Toks ant ribos, jo. Nu, 2.2 aš manau verta mokėti tikrai. Who knew I would make it this far? Lekiu jau prie savo darbų. Šiandien vieną motorą ardysim, defektuosim, antrą motorą surinkinėsim. Mercedeso, faktiškai naujausia 276 motoras. Tas, kuris dabar yra į naujus Mersus dedamas. Tai 2 litrį benzą vieną surinkinėsim ir 3 litrį dizelį išrinkinėsim, ardysim, defektuosim, žiūrėsim, ar įmanoma kažką iš jo dalių panaudoti, ar galima atkelti tą motorą, nes tie motorai gan paklausus yra. Jis yra iš mano vienos E-klasės, man atrodo, jeigu nepainioju. Pirkau su motoro defektu, turėjau motorą įdėjau, šitas liko, dabar reikia jį sudefektuoti, ar kažkas iš jo gero kažką galima panaudoti. Tai atlieks dar Ignelis. Atlėkė Ignelis, jau užsidėjo pirštinės. Įveiksim motorą. Sakė, įveiks motorą. Igneliui pasakiau, kad čia jo satukas, daugiau įrankių negaus, žangspardė. Atnešiau jam dėžučių tokių šaldytuvinių, nes mano dėdė šaldytuvus remontuoti. Tai reikės paskui kažkaip užkonservuoti viską, žinai. Ne, tai reikės ką išplaut, kas tinka, kas netinka, panaudosim. O kažką... Vis daugiau įrankių yra, negu sakei. Ai, va šito tai nemačiau. Jasna. Šitas irgi galbūt reikalingas. Tai vienu žodžiu, Ignelis pradeda ardyt. Ignelis atsuko vožtuvų dangtelį ir klausia manęs, kodėl varžtai skyrėsi. Savo rankai turi krūvą varžtų. Du kitokie, o iš čia išsukau. Ir jisai išsuko iš va čia, va, yra iš centro šitas varžtas ir yra iš šono va čia varžtas. Tai va šitas varžtas neturi nieko, o va šitas varžtas turi apačioj va tokią raudoną pagražinimą. Jisai stovi čionai arčiau purkštukų ir čia yra tepalo, arti labai tepalo kanalai ir ekstra yra specialūs klijai, su kuriais užsisandarina šitą vietą. Ignelis pradeda ardyti vidurį, o va čia vidury šito motoro yra aušintuvas visų mechanikų mylimas. Vidury motoro. Nes kada jis pradeda leist, turi išardyti visą motorą iki dugno, iki va čia, va, kad išardyti ir pakeisti aušintuvą patį. Ignelis nuėmė priekinį dangtelį. Dabar biškį paaiškinsiu. Biškį truputį. Įtempėjęs yra va čia grandinės. Va, jisai užsuktas. Niekas neišardyta, niekas neatleista. Šitoj pusėj yra įtempta. Viskas normaliai, bet grandinės resursas yra pasibaigęs ir kada šitą motorą užvedė ant šalto ir yra kalenimas. Yra ant tiek išsitampiusi grandinė, po šliaužiklių pirštą gali net užkišti. Tai čia yra priekinis balansyrinis velenėlis, ten kur atsukinėjai gale. Čia yra balansyras, jisai eina per šitą. Čia šliaužiklis
Čia ir kitoj pusėje yra dar vienas, bet vat, faktas tame, kad kada įsitempius grandinę, vat, yra tokia nesąmonė, tai apie tikslų degimą šitoj mašinai, šitam variklį būtent, kurį ardom, gali pamiršti. Vat, iš to atsiranda kuro sąnaudos, paskui kitos pasiekmes, tai yra va tokie va užsikišę visi kanalai, nes mašina buvo su visa ekologija ir su EGR, su viskuo. Degimo kampas keičiasi, biški tepaliuko pameta, biški to, biški ano ir paskui iš normalaus kanalo, į kurį turi įsipūsti oras. Čia vat yra vienas ir pašvies biški, nelabai matosi. Čia yra vieno cilindro kanalas ir esmė yra, vienas yra apvalus, kitas yra kvadratinis. Ir paskui vat, yra tokie vat, efektai. Viskas yra užsikišę ir viskam yra šakis. Viduj tai užakė atrodo. Viduj iš kosmo, kokio dydžio skylutė. Labą dieną. Šiandien ekipažas šiek tiek kitoks. Pasisveikinti su žmonėm, Arnoldai. Tave biškiau pažįsta? Tai va, trumpai apie situaciją. Ekipažas kitoks, nes Zenius su Ignaliu išvarė reikalų tvarkyti. O mes vakar gavom pasiūlymą. Gavom pasiūlymą Utenoje Merces 211. 2 dizelis, žalis, spalva ne kažkokia, bet žalis, bet Merces. Ir kaina labai gera, 700 eurų. Bet ne viskas taip gražu, ne viskas taip gerai. Čia parduoda dėl to, kad yra prasta finansinė situacija, žodžiu, ir nelabai turi iš ko tas mašinas susiremontuoti, ta mašina kaip ir reikalinga, bet šitą reikia parduoti, nes jinai per daug investicijų prašo. Gilinamės į situaciją šiek tiek, sužinau, kad turi vaiką, mergaitę 9 metų, kuris serga nepagydoma liga. Aš netgi tuoj susirasiu pavadinimą, nes aš nelabai galiu ištarti, perskaityčiau neišeis, bet, žodžiu, surandam. Fenilketonurija kažkokia. Tai žodžiu, čia yra genetinė liga ir vaikui yra priskirtas tam tikras maistas, kurį gali valgyti, svert gramai, žodžiu, sunki nepagydoma liga ir, iš tikrųjų, čia yra jau tokia šiek tiek, šeimoje nelaimė. Ne šiek tiek, iš tikrųjų, didelė nelaimė. Tai žodžiu, sumastėm tokį dalyką, važiuojam, pasiėmėm trenerį, jau jį matėt ne vieną kartą. Arnoldas šiaip važiuoja. Prie Hebros, nes liko pas mus, bet nesmė. Tai važiuojam pas juos, jie norėjo už tą Mersą 700 eurų. Mes važiuojam su tikslum sumokėti, ten nežiūrėję praktiškai tos mašinos, duot 1000 eurų. Ir išsivaryti, žodžiu, ir dar nupirksim, dabar Utenoj sustosim, nupirksim tam vaikui ten sausainių, čipsų, būtent to, ką gali valgyti. Tai aš paprašiau, kad atsiųstų sąrašiuką, ką galima nupirkti, nes jam tam vaikui negalima bet ko duoti. Tai vat sustosim, sakė, yra vaistinėse, tam tikrose parduotuvėse, tai pabandysim surasti. Merse mes nieko nežiūrėjom, užvedėm ir viską. Žodžiu, duodam už 1000 eurų, norėjo 700 eurų, kiek galim, kad prisidėti prie šitos situacijos. Galės šiek tiek papasakot, ta prasme, kas per situaciją, kiek vaikui metų ir... Tai 9 metai, serga labai reta genetinė liga, tai fenilketonurija. Aš net neištariu to žodžio. Patikėkit, kol aš ištariu, tai vat irgi stringu net visas. Tai yra reta genetinė liga, kuri mutuoja per kraują, per visą organizmą, per smegenis labiausiai. Tai yra liga tokia, kur vaikas negali valgyti jokio produkto, kas yra mums žmonėm, kaip mes sakom. Normalus maistas, ne? Nei žuvies, nei mėsos, nei dar kažko. Salota, pomidoras, viskas yra griežtai normuojama. Į dieną galima valgyti, leiskim, tik tai 2 pomidorai. Grietinės per visą parą galima tik šaukštelis. Bet tokia va situacija. Žodžiu, ant labai stiprios ir preciziškos dietos, nes nieko kito valgyti negali. Tai žodžiu, mes kaip ir minėjom, Utenoj nepavyko rasti, negalvojom iš tikrųjų, kad Utenoj nėra, bet tų maistų sąrašą mes paimsim, ką gali valgyti iš kažkokių saldumynų, vis tiek yra mažas vaikas, tai saldumynus irgi visi vaikai mėgsta, tai to, ką gali valgyti būtent, nes mes Utenoj neradom, tai nuvažiuosim į Vilnių, nupirksim ir išsiųsim su siunta. Žodžiu, tai mes paskaičiuojam pinigus, susipildom deklaraciją, važiuojam į Vilnių ieškot sausainių.
kad mergaitė būtų linksma. Jo, tai sakau, tik vienintelės vaistinės, tai yra Gintarinė Vilnius, kiek žinau Kaunas, Klaipėda, šitie centriniai miestai. Bet čia tik tai vaisinės yra. Maksimose pačiose nėra. Ne. Žodžiu, trumpai ir aiškiai. Mersas iki Vilniaus pats tikrai nedavažiuos, sakė Golis šakės, tai tikrai jam šakės. Pas tave? Pajudinti ratą. Ką čia taip čia? Va, nekiš kojas, nukris. Nu kaipgi su tikra rida be nuotykių. Nes aš įsuku Edvinas. Nu labai blogai. Ne, tai čia šakės kaip blogai, aš negalvoju, kad taip. Atrodo, kad važiuoju, nežinau, su kuo. Tai čia, šiaip jeigu taip nuoširdžiai sakant, blogiau aš dar nemačiau. Nuoširdžiai sakant, pabandom pradžiai nesukti rato, o nuimt šitą, gal išeis daveršti per dagtelį. Tai reikia pakelti, ja? Duok, va pajudink, aš tau parodžiu, va pažiūrėkit hebrytę. Eik, važiuos, čia dar 100 metų. Eik, tu čia. Reikia tik patepti, žinai, kad nekirkštėt. Aš galvojau, kaladėlių nėra. Be panteno turiu tepalo kuprinį. Nemačias. Guolį keisti. Tai keisim Golį, čia nėra jo. Ten nei vieno šarato nėra jau, bet 100%. Čia lubrikantas? Gerai, važiuojam. Jo, važiuojam iki Samsono ir važiuojam. Jo, atsirankiu. Čia labai... Da, važiuos, kur tu žiembasis. Čiagi Mersas yra Afrikoje Mersas. Ką paliksiu pas Samsoną ir viskas. Paprašysiu, kad leistų pas tave palikti. Saugiai, pštūti ir visą kitą. Tai guolį, aišku, pakeisti nėra problemų labai. Gintarai, linkėjimai tau, Mersas. Tai tas guolis 20 eurų gal kainuoja. Jo, aš jau žiūrėjau. Taip atrodo Golis. Ir jeigu pas jūs automobilis taip daro, žinokit, nebūtinai yra gerai. Aš ne specialistas, bet man atrodo, kad čia taip neturėtų būti. Sako, BS daviklį gal reikėtų pakeisti vis tiek, kadangi mes jau čia, bet yra viena problema. Dėl ko nemato, ABS klaidos dega, viskas pradega. Bet kad jis nieko negali matyti, nes ratas važiuoja pusmetrį toliau nuo mašinos. Arniukas žino, ką daro. Gal. Dar kaip tik šiandien šnekėjom. O tai, sako, aš jau pavargau nuo tų BMsų, žinai. Nusibodau, šnyso nebegaliu. Tai va, puikiai proga, nu. A, jau turi Bet, atsisukti. žiūrėk, ta prasme, mes patys galim sukt, bet Arnas įrankio net į rankas negali duoti niekam kitam. Jisai paėmė. Ne. Jau buvo mintis, kad jau prisivyrino jisai, Man žinai. irgi taip atrodė šiuo metu. A, tai čia dangtis dar turėtų būti. Nebėra jau čia Jo, turėtų. O gal yra telikas? Va, yra, kaip nėra. O aš tu. Kaip nėra. Yra. Čia originaliai. Gaikė kainuoja. Beveik. Na, super, taigi dar reikia nuimti. Jo, ir reikės BC bloką atjungti. Ką? Kad pirščiai neprispaustų. Matosi? Matosi. Čia skylė yra. Tai čia reikės vyrinti arką tikriausiai. Nes manau, mes jį padėsim Edvinui aptarkyti. Nedarysiu. Nusiėmė iškart su visu guoliu. O tai kur varžtai? Kokie varžtai? Ai, rimtaigi varžtų čia nėra. Bet čia užsivyrinę, tai... Nieko čia nėra. Išdaužyti reikia Tai pabandyti. reikia išplakti tik viskas. Tik tai yra ABS. Davai. Ne. Dar. O. Dar mesk. Negadinkit asfalto, tai čia. Tai Samsonas man galvan. Nu. Ai, varžtas yra. Jo, reikia plaktuką atsinešti ir... Na, vėl aš nuėjau įsivėlį. Nepyk, arniukai. Who knew I would make it this far? Tuoj. Atsuksiu ir papasakos. Smeigas. Čia smeigas laikosi va taip, per galvą, per aliuminį. Šitoj gaunasi pusėj. Ir jinai viduj. Į vidinę dalį. O tai va statosi šliaužiklis. O tai va kalasi iš vienos pusės ir iš kitos. Čia su vadinamu konusu jinai ten save atsireguliuoja, pukšt, užkalė ir viskas. Ir stovi. Taip laikosi šliaužiklis apatinis. Kai tu atsukinėjai ant prisukamo, viršutiniai visą laiką laikosi. Apačioje prisisuka, galiu parodyti. Apačioje ant šitą prisisuka. Apačioje prisisuka. Taip, viršui. Taip įsikala.
Ir все. Ir laikos. Va, atsukom varžtus, atleidom. Dabar, kad greičiau būtų, išsukam taip. Galvas paleistas, parodyk varžto ilgį. Apytiksliai springis 20 cm. Ignelis net suprakaitavo, kol atsuko varžtus, visas raudonas pasidarė. Biškiai apžiūrim, dabar galvą nuėmė. Taip, vožtuvai apsvylę. Vieni į siurbimo, kiti išmetimo. Čia į siurbimo vožtuvai. Čia va. Ir yra apsvylimo. Tiek. Tai. Čia baltuoja. Čia ir Ką tai kūro reiškia? ir kūro ir oro mišinys. Ir nesandarumas kažkoks tai duoda savo. Šitie vat antro cilindro yra apsvylę apkepę. Nu, čia įdomu. Čia išsiardys. Žiūrėsis, čia yra aušinimo kanalai. Va, čia yra skylutės. 3 iš šitos, iš kitos pusės. Čia tepalas vaikšto. Kyla į viršų. Šita galva, kuo skiriasi, buvo ten 211 Mercedesuose, E-klasėse, kai buvo, ten nebūdavo iki facelifto, kada jau išėmė SBC tos stabdžius, nes čia statosi vakuuminė pompa. Ir vakuuminiai pompai turi būti tepimas, va, jisai yra skylutė. Čia gali parodyti, va čia va tepas. Ir tarkim, ten, jeigu persidarinėjai motorą iš 3.2 į 3.5, nu, visokių tų variacijų pas mūsų sugalvoja. Ir būtent pas šitą motorą, kur nėra tepimo kanalo, reikia turėti tokį specialų lekalą, kad prasigręžt, pasidaryti savo tepimo kanalą, nes gali visą motorą sudėti, surinkti, viską padaryti, užvest ir motoras užkals, nes nebus tepimo, pridroš drožlių, pridroš visko ir bus viso. Kuo toliau, tuo daugiau mazuto, kaip ten, kuo giliau į mišką, tuo daugiau malkų. Medžių. Nušaudėm jau karterį. Yra čia šiukšlių visokio, jau apžiūrėjom, dabar Ignelis atsuko tepalo plasmasinį šitą dangtelį, kad čia tepalas, kad nepilėsnėtų. Jis dedasi. Nusukam šitą, nuimsim tepalinį siurblį ir jau atsukinėsim alkūninį veleną. Nu ką, Mercedes važiuoja iš paskos, guolis pakeistas, ABS daviklis dėja neišgyvena. Arba nupirksim ABS žiedą kitą, kur atsipresuoja su kaip salininkas, su salininku ten kartu, ne? Jo, ten kartu salininku, tiesiai. Tai čia jautys? Nu čia tiesiog. Čia ilgai čia suks. Tai žodžiu, saliniko neįdėjom, tai ABS neveikia, bet ratas tai jau tikrai nebenukrys. Tai va, viskas, gazuojam į Vilnių, nes Arniuko laukia, o mes, jisai 3 valandą turėjo kažkur iš Vilniaus pradėti, dabar yra 4, o mes Utenoj. Nėra gerai. Nėra gerai, pučiam. Žodžiu, Arniuką paleidom, nuotikiausiu toliau vienas. Čia atvažiavom atvažiavom vieną vietą ir žiūrim Mercedes, parodysiu, pakeltas ant Mankrato. Sakau, nu negali būti, kad guolį dar kažkam keičia. Va, prašau, vyrai, sako irgi, guolį keičiamės. Hei! Šiandien man linksma, tiksliau mum linksma. Aš pastebėjau, kad kai pradedame su Edvinu kažką filmuoti, visur viskas byra, griūna, lūžta, krenta, žodžiu. Va, Toyota, prašau, susipažinkit. Atvažiavo jo brolis su senelio Jarisu į Ozą, nuėjo apsipirkti, prisipirko dalykų, ateina, rūko. Nieks nevyksta, nesikuria. Tada kažkaip daėjo iki minties, kad kuras gal baigėsi. Atvažiavo Edvinas pirmas, nes jisai nuvarė Mercedesą paliko, šitą jūs žinot. Ir atvežė kūro, nes kūras pasibaigęs.
Ir dabar, žodžiu, realiai kūro neužtraukė su starteriu. Šita pompelė yra, aš nežinau, kam jinai realiai reikalinga. Nuėjom nupirkti blizgiklio, kadangi čia dizelis. Blizgiklis panelių mažiausiai baudžia variklį už užvedimą. Tai kad pritrauk bandysim užkurt ir pabandyti paleisti. Tai pabandysiu jums parodyti, kaip tai vyksta. Prašau ant manęs nepykti, aš nesu mechanikas. Kodėl klausit, ar aš tikrai buvau mechanikas? Ir ne? Turtulvaksas. Sakiau, kuo pigesnį. Tai, nauda buvo 4 eurų. Gerai, tu eini sukt. Palik, gerai, užtenka. Per akis. Tai davai aš pasuksiu. Jo, gali tu pasukti. Aš neturiu komentarų. Šiandien aš sakiau, neimk turtulvaksą, nes gausi panelę blizgį. Tai va, prašau, dabar eini dar kartą ir pirki, papurk parduotuvę, aš nežinau. Palauk, ką galima tokio dar nupirkti. Tai panelė blizgį, jisai mažiausiai panelę baudžia, mašiną baudžia. Gavom tokio velnio, bandom purkšti, davai. Diržas dar žiūrėkit. Давай. Давай, дар. Žiūrim, kas darosi. Žodžiu, tuoj padėsiu kamerą, nes trūksta rankų. Prašau, variklis blizga. Ir dirba. Ir kvepia. Ir diržas super. Reikėtų ir diržą papurkšti. Gal užsičiops. Bet manau, kad tempės kažkuris. Nu, dabar nesiaiškinsim, nes nelabai turim laiko. Kaip subekė, bam ir išgalvo žibintas, jeigu čia naktį, tai nelabai ką ir padarysi, kai taip šviečia. Gerai, viskas jungiasi iš eterio, varom į darbą. Žiūrėsim, kas ten vyksta. Tai va, Kebra prabando mašiną ir jinai neužges vėl. Bet panašu, kad buvo pasibaigęs kuras, tiesiog reikėjo. Ir pats starterių nebeusitraukė, nes reikėjo netgi su blizgiklio. Reikėjo normaliai palaikyti, bet su blizgiklio variklis ne taip šiurkščiai dirba, kaip su starter fludu ar ten brake fludu. Nesvarbu, bet esmė, kad panelių blizgiklis iš senai išmokau, kad yra minkštesnis reikalas ir taip nevargina variklio, tai su juo yra saugiau. Nėra geras reikalas dizelį iš viso purkšti į siurbimą kažkokius degius skysčius, bet kai nėra išeities, sukėsi kaip dėlė. Tai va, viskas, atsijungiam. Per paskutinę serijos laivą sakėm, kad padovanosim džempą, tai va, žmogus sutiko. Labas. Va, gavo džempą ir kepurę dovanų, bet aš girdžiu, kažkas šaudo kieme. Galvoju, kas čia šaudo, išlendu pasižiūrėti. Antras golfas, galvoju, kaip suprast. O čia yra toks neeilinis variantas. Galima kapotą pakelti? Pala, aš užbėgsiu, jaučiu lempą, paimsiu, kad biškai matytųsi, gerai? Tuoj sekundėlį. Žodžiu, golfelis. Paimk lempą. Va. Ir paspaus 2 kartus, tada daugiau šviečia. Aš dėl to ir neišėjau iš karto. O toks golfas. Tuoj parodysiu, kas per variklis, nes aš galvoju, kodėl jis šaudo. Gal savininkas pats tai darys. Aš jau nebeatsimenu, kaip golfo antro kapotas atsidaro. Neatsimenu, kada lėčiu tokią mašiną. Va, prašau, BR6. Koks litražas? Litražas tai pasitaiko, kol šitas neteka, atrodo 11. Ne, motoras. Kol kas 2.8. O kokie planai? Išborinti iki 3 litrų. Nes kapitalinį padarytai sakė specas, su kuriuo tariausi, tai kad su kapitaliniu apsimoka iš karto borinti patį variklį. Žodžiu, šiaip antro golfo gatvė jau nesutiksi, o dar tokį? Jo. Priekis varo? Jo, tik priekis. Kol kas norėjai sakyti? Nu jo, kaip ir kol kas. Dar neaišku pats, ką darysi, ne? Jo, pagrindė planas sutvarkyti kėbulą, kad techniškai gerai važiuotų. Kol kas posūkiai labai jau
silpnai eina į šonus, tai vakoilus užsakiau, įdės, o po to galimai visą pilnai perdažyti tiesiog. Nu, žodžiu, čia toksai, čia jau tikrai projektinė mašina, čia ne koks dizelis su pačiupuotas variklis, nestandartinis, bet, sakė, dokumentuose tas 2.8 yra įrašyta, tai jis reiškia praėjęs ekspertizę ir tvarkingai sudėtas, nes... Galiu užvesti. Nu, paklausom. Biškį pagazuok šiek tiek. Net šiurpai biškį eina, aš nežinau, šiaip, nu, tipo, nesu Volkswagen fanas, bet čia kosmos. Man tokias mašinas tai super patinka, kosmos iš šio. Vienas žmogus sakė, kuris irgi nemėgėjęs golfo, po mano golfo pakeičiau. Aš ne tai, kad nemėgėjęs, tiesiog kažkaip... Išlindo, žiūrėk. Mūsų boomeris išlindo. Oldschoolo pažiūrėt. Dar esmė, mano tėtis turėjo antrą golfą, aš pats įsilaikęs teisės, su jo mašina dar važinėjau antrų golfų. Vat realiai netgi spalva tokia pati mėlyna buvo, ne, buvo tamsesnė rašalo spalvos, irgi su plačiais, faceliftas su plačiais šitais bumperiais, tai kosmosas. Biški vos gada. Nu, paklausyk, širdelę gal pakutens tau, žinai. Čia yra nesuvaidinta šypsena, žmonės. Taip atrodo nesuvaidinta šypsena. Akis blizga į golfą žiūrint. Gerai, aš tiesą sakant nesitikėjau tokį golfą pamatyti. Nežinau, kad tokių yra Vilniui. Nu, ja. Gerai, žodžiu, leidžiam žmogų, nebekankinam, pasigrožėjom mašiną ir paleidžiam. Nu ką, gintarai. Nuėmėm jau švaistikliukus, atleidom visus. Tai švaistikliniai indeklai, resursas jų baigėsi. Nes jau bronza viskas yra išlindę. Varžtuso pametėm dar. Trūksta vieno varžto. Bet ne dėl švaistiklinių indeklų jisai nesisuka. Tai dabar verdom toliau. Leidom švaistiklus. Dabar išimsim pagrindinius ir išimsim vėliavą į lauką. Žiūrėsim tai toliau. Dėl ko motorą užspaudė. Įdomu. O čia tai įdomu. Ai va. Aš galvoju, čia pirmas ir užspaudė. Pažiūrėk, koksai gražus spalvotas alkūninis. Tai. Tokia spalva jo graži. Ir jisai ant temperatūros užsispaudė. Va, rado. Čia net indeklo nėra. Vakas užklynino. Antra, kaip lietuviškai, palauk, šaikė. Nežinau, kaip lietuviškai. Stumoklis, Andrė? Ne. Čia yra, kakliukas, va. Antras kakliukas. Čia yra priekis motoro. Tai vat antras kakliukas, va, užsivyrino indeklas. Reikia ištraukti. Ir tuoj ištrauksim mes alkūninį veleną. O kur plaktukas? Va, tuoj nukalsim viską, kad nesimaišytų. Op. Indeklai krenta. Va. Turim užsivyrinusi indeklą ant antro kakliuko. Tuoj mes pažiūrėsim, ar jisai stipriai užsivyrino, tai kaip prasuka. Tuoj pažiūrėsim, gal šiais nukalt, kad parodyt. Nes švaistikliai, va, visi gyvi. Švaistikliai neprasukti yra. Tai gal dar gaivinamas? Tai, koks yra ir negaliu išmušti.
Ne, nematau. Čia yra karboneita. Yeah. O? Pamatė fokusą. Ne, reklamos užtema. Tai žiedus pažiūrėsim. Žiedų valdovas. Žiedų valdovas. Va. Žiedai. Žiedai kaip žiedai. Žiedai kaip žiedai, žiedai neužgulę pas jį. Bet tarpai jau tiesiog kosminiai. Čia kaip ir gerai. Nu, iš šitos detalės ką gali panaudoti, nes, va, pavyzdžiui, tai, kiek yra apsinešęs varių taškeliais. Tai stūmų, aš jau nemanau, kad aš niekada, aš naują geriau pastatysiu. Nu tai. Nes čia Ne, bus, tai jau tiek įlendi į motorą. bus kažkur kiaušinis. Nes čia, va, pavyzdžiui, matosi, bet matai, yra šviesiau ir tamsiau. Čia buvo daugiau temperatūros, čia mažiau. Štai vietoj daugiau dirbo, čia mažiau dirbo. Vienintelis, ką iš čia galima panaudoti, tai yra švaistyklis. Švaistyklis, pirštai. Tai va šitus jos susisukė, imi aparatą, išsimatuoji visus šitus, ar nėra būtent šitoj vietoj kiaušinio. Nes gali naują indeklą sudėti, suspaust, o pats švaistyklis yra kiaušinių išsidirbęs ir prispaudimo taškai yra, pavyzdžiui, 2 taškais stipriau spaudžiasi, o ne tolygiai per čia. Tai gali naujus sudėti, nepramatavai ir viskas. Ir jisai pradeda trintis daug greičiau ir daug labiau. Vienu žodžiu, metalo laužas. Niekas čia nieko nekels ir niekas čia nieko nedarys. Ir viskas. Alkūninį išmetam, bloką išmetam, švaistiklius išsitraukiam ir valio. Who knew I would make it this far?